Sveiki visi atvykę prie naujo video. Ir šiandien mes ragausim Primus. Porą skonių, kuriuos sugebėjau rasti Lietuvoje, išskyrus Glowberry. Tai pirmas bus, tai susipažinkime su Primais. Pirmas yra Tropical Punch. Antras yra Ice Pop. Trečias yra Strawberry Watermelon. Tada Lemon Lime Prime. Blue Raspberry Prime. Ir Metamoon. Man atrodo, šitą per kažkurį video esu ragavęs, tai tiesiog perka. Tai gerai, manau galim pradėti. Ir jo, čia pirmas mano video, kaip aš jį filmuoju gyvai, man atrodo, nes praeitus video filmavau, dar Nintendo Switch Unboxing, ką aš nusišneku. Antras vlogas. Ir jo, tai ką čia dabar išsirinksim, aš nežiūriu šitą. Jūs turbūt matot, ir ką aš išrinkau. Strawberry Watermelon, šitas rožinis, biški cringe. Gerai, tai paragausime. Cheers. Skanus. Netgi labai skanus. Aišku, jos spalva labai cringe, bet jis pats tai yra labai skanus. Bet nėra mano vienas skaniausių skonių. Tai aš jam duodu 6 iš 10. Pamatysit po to ant ekrano. 6 iš 10 Strawberry Watermelon Prime. Gerai, kitas Prime, jūs matot, ir ką aš, Ice Pop. Ice Pop Prime. Visi sako, kad jis saldus, tai patys ir paragausime. Sveikatą. Jo, jis iš tikrųjų saldus. Dieve, tu mano, koks jis neskanus. Jo, šitas blogas, 4 iš 10. 4 iš 10. Kitas Prime, toj kažkaip užmigo kamera. Toj viską sutvarkysiu. Kitas Prime būtų, kokį čia išrinkt. Gerai, paėmiau kažkokį. Matot, ir čia yra Lemon Lime. Jo, jis su laimu citrina turėtų būti. Kiek sunkiai jie atsisuka. Gerai, į sveikatą. Žinot ką? Davai vertinam lygiais. Pirmas labai geras, antras normal ir paskutinis blogas. Tai mes turim jau vieną blogą ir šitas. Bet balais vis tiek vertinsiu. Labai jaučiasi tas citrinų skonis. Gerai, šitas eina prie normal kategorijos ir jam duodu 6 iš 10. Nėra blogai, nėra gerai. Gerai, kitas Prime, Tropical Punch. Iš tikrųjų, pirmą kartą visus šitos Prime ragauju. Eik tu sau. Ką aš darau? Pasirodo po to valymas. Sveikata, viskas dėl jūsų.
čia yra skaniausias mano Prime. Aš iškart sakau. Čia yra geriausias Prime. Apie ką jūs kalbat? Viskas 10 iš 10 eina prie geriausių kategorijos. Čia yra numeris 1. Būtinai išbandykit šitą Prime. Jis labai skanus. Nu ir dabar Blue Raspberry. Blue Raspberry žinomas kaip Original Prime. Ir aš jo nesu ragavęs. Sveikatą. Tu čia rimtai? Originalas Prime. Prime Blue Raspberry. Jis sugebėjo turėti blogą skonį. Čia yra tas pats, kas su Ice Popu. Šitam duodu 5 iš 10. Jis nebuvo toks blogas kaip Ice Popas. Tikrai nebuvo toks blogas. Ką jūs sako, čia turėtų būti kaip tik klasika. Bet yra nesąmonė. Aš galvojau iš šito Prime, tikėjaus daug geresnio rezultato. Bet dedu prie normą. Gerai, dedu prie blogų, buvo čia tragedija. Tai gerai. The Last Prime. Metamoon. Turim tokį įpakavimą. Šitą esu ragavęs, bet nepamenu jo skonio. Sveikatą. Apie ką jūs kalbat? Čia 10 iš 10 iškart. Gerai, geriausi Prime tai tikrai yra va šitie du. Pirkit šitos. Čia nebent mano skonio receptorius. Jums gali būti nesąmonė, man tai čia yra favorite Primes. Gerai, tai dabar susipažinkime su visais skoniais, kuriuos šiandien ragavome. Ragavome watermelon šitą. Nu jo, pusiau geras. Normal, dėsiu šitą į normal kategoriją. Tada šitą ragavom, Metamoon. Metamoon geriausia. Tada ragavom skaniausią visų. Jo, jeigu išrinkčiau vieną geriausių Prime, šitas būtų, šitas yra pirmam vieta iš visų šitų Prime'ų, kuriuos turėjome. Tai aš šitam duodu, žinot kiek? Ten, iš 10 duodu 11. Čia impossible. Tai va, dabar, va čia patrauksiu biškį kamerą. Tai va, šitie du yra mano favoritai. Čia yra klasika. Bent jau mano klasika. Tada normal buvo lemon lime ir strawberry watermelon. Ir blogiausi buvo, šitas taip pat. Tai buvo Ice Pop ir Blue Raspberry. Netelpa į kamerą. Tai va, šiandien norėjau pasakyti apie savo degustaciją. Tai tikiuosi patiko. Ir jo, aš tampu kažkaip Prime ekspertas, nes netai paragauju vieną skonį, netai kitą. Tai dabar nereikės ragauti, nes aš jau visus išragavęs. Įskyrus Glowberry. Dar laukit shortsų su Glowberry. Ir toj man reikės čia įsivalyti viską. Tai viską susidėsiu. Ir jeigu jums patiko šitas video, jeigu jums patiko šitas vlogas, tai spaudžiam like, subscribe ir
iki kito karto. Gerai, juokauju. Primas buvo, šitie du buvo klasika.